Hello. Tai ką, antrą dieną sėrinė. Šiandien, nežinau, čia bus dabar daug informacijos, gal tokios, kur, žinai, kažkokio. Bet šiandien netyčia pakliuvau, kaip netyčia, mes įsitrynėm su kita grupė, nuvaryti į CMS, tai yra vienas iš 4, tipo yra toks vamzdis didelis, tipo apvalus, ir tada vamzdžio skirtingus, taip apvalus vamzdis, vamzdžio skirtinguose taškuose yra detektoriai, yra 2 didžiausi, Atlas ir CMS, tai aš dirbu prie CMS ir dar 2 mažesni, HCB ir ELISA. Tai aš dirbu prie to CMS, prie vieno iš įrankių tenais esančių. Tai ir šiuo metu jisai po naujų metų yra sustabdomas tipo ir jis neveikia tada. Bet ten žmonės dirba, atnaujina viską tenais, ten fiziškai jie atidaro išrakinėje. Tai dar persiusiu nuotraukų paketėlį greta, bet žiauriai geras. Ta prasme, čia stoviu pastate, dabar jau vėloka, tai jis tuščias. Stoviu tokiam pastate, kur, čia, žodžiu, per visus aukštus išsimėti visokie žmonės, bet ant vienos sienos yra tas realaus dydžio pavaizduotas tipo detektorius. Tai realiai aš šitą mačiau šiandien gyvai atidarytą, tai buvo žiauriai cool. Tai yra, ta prasme, vieta, tokia, kaip užeini į bažnyčią ir ten neini prie altoriaus, šūdų nedarai, ten dar kai kurie persižegnoja, kai eina per vidurį, taip pat tu ten įeini, tai toks pat jausmas. Ta prasme, ten yra galingiausias pasaulyje magnetas, kuris, nei man, nei tau tikriausiai nesako nieko. Čia turi 4 Teslas generuoja energijos, tipo, kaip po šitas elektromagnetinio lauko stiprumas čia matuojamas, ne kokia elektros energija. Tai sakė, kai jis būna įjungtas, tu stovi viršui už 7 metrų betoninės sienos ir jeigu ateina kokias lankytojas, tai jų auskarai, tipo taip ir stovi, tipo belenkoks ten galingas jisai. Brangiausias pasaulio ir galingiausias, žodžiu. Tai ir jiem tas magnetas reikalingas, žodžiu, ten taip pukšt, susiduria ir ten pišiu. Ir kad atskirtų kokio svorio, tai jau susidaužė ir ten kažkas naujo atsiranda tada ir į visas pusės laksto, ne? Tai kad atskirtų šitą nuo šito, ta prasme, yra 2 skirtingi, kurie taip lekia, ne? Kad jos atskirtų vieną nuo kito, tai jungia tą magnetą belenkaip stipriai ir tas magnetas tada trajektoriją iškreipia. Ir jeigu tas daiktas yra sunkus, tai jis iškreipia nedaug trajektoriją. Jeigu jis yra lengvas, tai iškreipia daugiau. Ir va, simple. Kinda. Tokiam topologijos levelį. Tai, bet gerai. Tai žodžiu, tai ten yra tiek klaidų, ten yra tiek visko. Ten supranti, ant kiek žmogus yra sudėjęs daug savo suvokimo visokio. Tai prasme, kiek kolektyvinių pastangų, kad tai įgyvendintų, nes jeigu, pavyzdžiui, kokia nors esi slidinėjimo kurorte, tai slidinėjimo kurorte, ten slydės, keltuvai kažkokie, kažkas tipo irgi žiūri, ir ten, belenkiek industrijų visokių apsijungia ir belenkiek žmonių irgi, kad saitų, kad tai vyktų. Čia tas mąstymas yra visiškai kitoks, jis yra ne tiek produktionas, kiek sukurta šitam vienam specifiniam tikslui, tipo toksai, visas
nežinau, išradimas, gali sakyti, bet ten yra tiesiog daug skirtingų technologijų panaudota. Vienam dideliam ten jisai yra 4 aukštų pastato aukščio, nu ten kokią 15-18 metrų aukščio pats detektorius. Ir į tą detektorių įlėkia 27 km vamzdėje skriejantis ratais ten protonų srautai. Matai, va, laksto. Ir blema, ant kiek tu turi viską ten atšaldyti, ten išvakumuoti ir panašiai, kad tai vapšė veiktų. Ta prasme, nesveikas yra effortas sudėtas. Ir tu supranti, kad ta vieta šitaip šiais laikais žmonės, nu, va, tuo klausimu ir kaip mokslinė institucija, tai yra viena didžiausių pasaulyje, o kaip Nuclear Physics Research, tai yra tipo tas atominės fizikos, tai nu, yra paliubomų, tai jau tipo best, žinai. Ir tu supranti, kad stumtų žmogaus suvokimo ribą šituo klausimu, tau reikia tokį effortą padaryti. Ir tu ten įeini ir mes ten buvom neilgai, gal 5 ar 10 minučių. Ir tai buvo, wow, ta prasme, tu stovi taip. Ir negali, ir nenori imti nuotraukų, supranti, nes you're wasting this moment tada. Tai blemba, tai gal kažkaip papulsiu ten dar kartą, nes žiauriai užkabliavo. Blemba, ten tiesiog tiek detalių, tiek viską. Ten kaip, nu, žiauriai sudėtinga. Ten nebe Lego konstruktorius. ten yra Lego technik konstruktorius. Jeigu Lego technik yra aukštasis mokslas, tai ten yra... Tai jeigu Lego yra aukštasis mokslas, tai ten yra Lego technik advanced. Nežinau, ten kažkas tokio. Ir viskas susieina, ten tiek daug judančių detalių, tiek 100 000 laidų vien iš jo išeina, o kiek tada ten viskas suvalgytų ir eina šik ten, žodžiu, kažkas tokio. Ir tokių dar yra keli, tai kiti, nu, jie kitokie, fiziškai gal didesni, sudėtingumų gal netokie sudėtingi, bet, žodžiu, žiauriai cool. Ir jeigu taip įsivaizduot, tada yra sluoksniais, ten 4 ar 5 sluoksniai vien detektorių, 5 man atrodo dabar sluoksniai detektorių, kurie skirtingom technologijom visi padaryti, skirtingai pajungti, skirtingai skaičiuoja. Tai yra kažkas, kas išpaišo trajektorijas visas. Tai dar vienas toksai kaipo procesinimo, skaičiavimo sluoksnis. Tada jau yra iš tų išskaičiuotų filtravimai visokie vyksta, atfiltruoja neįdomius tuos nutikimus, eventus. Tada vyksta kiekvienam iš tų, žodžiu, tie turi, tos detektorius pačius gerina ir kiekvieną iš tų sluoksnių ir kažkas ten toliau masto, žinai, prie to kiekvieną. Tada ten tą visą sudėti ir ten vapšė stebėti, kaip atrodo control roomas, tenais irgi monitorina, ten lemba ant sienos kažkur kaba. Tipo, telefonų rūž, raudonas telefonas, tipo, but when shit hits the fan, use this phone, žinai, lemba. Ir tada kiek žmonių dar dirba, kad kelti hipotezes ir actually išsiaiškinti kažką iš tų duomenų, ta prasme. Ir čia yra visiškai, kaip ir skirtinga problema, bet šiaip čia vyksta viskas tokioj betvarkiai. Ta prasme, kai klausiau, kokios problemos didžiausias būna, ir kaip ten, tai mūsų gidas buvo kokioj jis ten srity dirba. Jis dirbo kažkurioje, žodžiu, vienoje srity, tipo. Ir jų didžiausias iššūkis yra, kad kai viskas vyksta, tai yra didžiausias iššūkis susišnekėti su kitais, nes nėra kažkokių oficialių kanalų ar oficialių tenai
ta prasme, nu, kažkokių ale procesų. Ten, pavyzdžiui, software'as, ten šiais laikais populiaru būmina agile'as jau dar kažkas. Ne, ten žmonės ant vieno projekto atsisėda, 1-2 man žmonės ir tą vieną kažkokią savo dalelę, jie ten per metus kiek gauna laiko finansavimo, tiek ir realiai su ta vieta dirba. Blemba, ir ten tai fucking magnificent yra, tipo, kaip viskas operuoja. Ir yra ten kelių levelių, kelių lygmenų hierarchijos, tipo, per ką, realiai apsisako, per ką nusakomas yra kaip ten kas, tada yra kelių visokių, šitie vartai uždaryti. Tai yra tada kelių lygių šitos karočią struktūriniai medžiai, finansavimai visokie. Nu ir ten chebra po biškį visaip kaip. O, gal plapšė, nuvažiuos ten. Gal ir nuvažiuosiu. Ir žodžiu, kažkaip ten realiai fizikai vadovai būna ir jie prisisamdo tų IT žmonių, kurie jau ten tipo viską daro ir ten kažkaip mėgina kažką lipdo, žinai, bet viskas ant tiek fucking magnificent veikia. Šakės. Žodžiu, čia viduj, toj vien erijai, kiek čia tų pastatų yra ir kiek čia visur galim prilandžiat. Tipo, pastatai numeriais ir einu su kažkokį tenai, žinai, žmogeliu, tipo, ir jis man pasakojo, nu va, matai, čia yra 40 pastatas, čia yra 5, čia tram 8, nu, tipo, aš kai ką tau apie tos skaičius pasakyti, čia 108 ir jis man taip vardina, rodo ir sako, tai va, tai tarp šitų skaičių sąryšio nėra. Ir aš blemba, aš tik laukiu, ką jau pasakys kažkokią magišką formulę ten, kurios aš neįžiūriu, tipo, kaip ten viskas susiję. Ne, pasirodo nėra. Tiesiog vadino ten iš eilės vos, ne. Ir tada įdomumas, kaip čia dirbi ir ką čia darai, žodžiu, tai jis irgi yra čia gal mėginsi čia važiuoti. Tai karočią, visiškai mišrainė. Bet įdomumas, kur tu patenki, ką dirbi, tipo, realiai nusisako, kokį kontraktą gauni. Praktiškai visi ant kontraktų dirba, išskyrus, žodžiu, yra dalis, tipo, šalis narės turi būti, tai Lietuva dar nėra šalia narė, nes šalis narės moka pinigus realiai. Tai čia provizelis pravažiuoja. O, žiūrėk, tikrina bagažinę. Bonsoir. Should I open? Yeah. Snowboardą parašiau, kokį turiu. Vakarė dar tikrina, išvežinėjai nieko vertingo. Žodžiu, ir visas tas yra, tipo, kaip tu, kur įsidarbini šalės narės, tipo, moka kažkokius pinigus ir turi privilegijų, tai reiškia, jis gali įdarbinti pats CERNas. O visi kiti dirba arba amerikiečiai, pavyzdžiui, lietuviai čia, kur yra, tai Lietuva, kadangi nėra šalis narė, tai jie dirba arba per
arba per amerikonus kokius nors, per kažkokią ten laboratoriją ar kažką ir tada atsiskaityti nuskrenda į Ameriką keliom dienom, kaip, pavyzdžiui, vienas, kur šalia sėdi. Arba Vilniaus universitete įdarbintas, realiai Vilniaus universitetas moka pinigų, CERNui kažkiek ten, kad gautų prieimą prie domenų. O tada tipo, jie interninį darbino žmonės ir tipo, moka ir ten lemba. Kadangi mokslinė organizacija ten visiškai be mokesčių tada eina, lemba, ten Lietuvoje mokesčių irgi nesimato, tai tarsi nemokė, jokia pensija čia nesikaupė ir dar, žodžiu, ten kažkaip labai strange, kaip čia jie visą tą įdarbinimą daro. Nu, tipo, bet susidėlioja taip, kad, veiktų, žinai. Ir išsprendė, kad žmonės galėtų čia atvažiuoti. Žodžiu. Kad Erasmus studentai atvažiuotų formina, kad tu, čia kadangi per Prancūziją ir Šveicariją iš esmės šitas reikalas visas, tai formina, kad tu sėdi Prancūzijoje tipo, nors realiai kaip ir Šveicarijoje. Tai žodžiu, kažkokie makaronai. Tai realiai kur patenki, jeigu čia įsidarbini, tai kaip pasiseka irgi, vat, jeigu tau čia kažkur įdomu, tavo kontraktas pasibaiginėja, tu realiai susišaudai arba kažką kito, arba tą patį tęsi, tipo, ir vėl rėmi tokiais plius minus metų ilgio kontraktais, jeigu jie turi kažkas, jeigu turi pinigų pasisamdyti žmogų, tiesiog. Nu, žodžiu, taip įdomu čia pasižiūrėsiu, kaip čia kas toliau rutuliosis, nes kol kas tik antrą dieną, bet nežinau. Įspūdžių pilnas kelnes. Tai žodžiu, kažkokia magiška vieta iš tikrųjų, kaip jie sugeba operational būti. Bet realiai viskas remiasi ant žmonių nuoširdumo, žinai, tokio, kiek tu nes tave nusamdo, tu, pavyzdžiui, vienas projekte dirbi, tai tipo, tai tu kiek ten sugebi padaryti, ir ten pritimaš, kitas šalia, kur sėdi lietuvis, tarkim, tai pasakojo, kad jam tiesiai fizikai patys rašo, jisai tiesiai pats sprendžia, ką ten padaryti ar ko ten nedaryti, biškis su vadovu pasitarė, kažkokių ten roadmapų, šudepų tenais, nieko ten. Kas gauna pinigų, tas kažką daro, kaip jie čia suplanuos ten upgrade'o, pavyzdžiui, tam dabar čia po kelių metų dizainina High Luminosity Large Hadron Collider paleisti. Tai reiškia tipo didelio šviesumo dalelių greitintuvą, tai tipo ten tiesiog gaunasi, kad daugiau didesnius debesėlius paleidžia elementų vieną į kitą, žinai. Nu ir pretty much that's it. Tai tipo, kiek jie sugebės to padaryti, nežinau, tipo, realiai čia sugalvos kažką, suplanuos, o tada prašys finansavimo, gaus finansavimo, prisamdys žmonių, žodžiu, darys kažkaip. Bet taip, rather strange. Nu, žodžiu, labai dinamiškas reikalas. Įdomus tas, tipo, aš žinai, tokio dydžio aparatas ir ten turi viską labai paskirstytam funkcijom, ten registruojasi, eini pirmai vieną ofisą, tada ten į kitą, tada ten į trečią, tada ten, žodžiu, visur ten pavaikštai ratais, tipo, po vienas langelis po vieną funkciją pritimač turi skirtingose pastatuose, of course, nes, nu, negi sudėsime į vieną viską dabar. Tai va, pavyzdžiui, dabar pravažiavau pro sieną į Prancūziją. Tai va. Kažkaip patys žmonės kol kas, kiek matau, visi yra atsipalaidavę. Labai, tipo, tokie, nu, gerai atsipalaidavę, tik tai vat ko tikėjausi, kad bus gal daugiau kažkokio komandinio darbo ar kažkokio, žinai, nu va tokio, bet
realiai jie tarpusavį žiauriai daug collaboration'o nedaro, daugiau taip tipo, tokia, tu specas šitoj vietoj, tu ir darai, žinai. Nes ima grinai galvom skaičiuoja tas reikalus, kiek ten kam pinigų reikia. Tai va, tai nežinau, nežiūrėsiu šitas perspektyvas, bet dabar biškį pasėdėjau, žodžiu, ten pasigilinu, žinai, kaip ir sekasi sutvarkyti greičiau negu prognozavo lietuviai su pradžia, nes pradžia didelėse organizacijose visose tokia šiukšlina šiek tiek būna. Tai sekasi šiek tiek geriau. Tai va. Ir blemba, ir čia tokia vieta, kur yra tų tipo ultra geekų, tipo, bet ne tik ultra geekų, yra realiai krūvos visokių ten tų bendruomenių, gal 40 skirtingų klubų CERNas turi, ten tų su mašinom, su slidinėjimais, su žvejojimu, su regbiu, su tenisu, su skvošu, su ko tik tai nori, kokį hobį turi, gali tipo realiai susirast klubą, kuris to užsiema ir ten, žodžiu, prisiregistruoju, už nario mokestį ir, pavyzdžiui, slidinė, tai jau tipo kind of nespėjau prisirašyti, reikia čia vis tiek pamėginti, bet jie su instruktoriai, ar ten instruktoriai, tie, kurie labai gerai čiuožinėja, varo į kalnus tada, ten visur ten, žinai, laisvom dienom. Viską apžiūrinėja, gauna belenkokias nuolaidas ir ten nesigauna taip daug, žinai. Tai vat reikės pamėginti pakontaktuoti gal su kažko, žinai, bent jau šiaip, jeigu ne kaip nariui, tai nuvažiuoti šiaip, tipo, su jais, pasižiūrėti, kokie ten chebra, žinai. Bet tokių pagal hobius irgi, plemba ir eina, ten, realiai tu gauni tą kortelę ir tu pasidarai one of them, žinai, tipo, tu turi tokią pat kortelę ir niekas nežino, ar tu ten esi kažkoksai kažkas, ar tu kažkas kitas, žinai, ir visi, tokia, yra ta tokia savitarpio pagarba ir lygybė, kur realiai bet kas, žodžiu, visi veikia, taip sakant, savo srities somot specialistai, žinai, visi kažką veikia. Ir tie random pokalbiai tada, kuriuos išgirsti, eidamas ten važiuodamas kokiu liftu, žinai, lemba. Vieni žmonės šnekasi apie ten, va čia bare buvau, čia tokią merginą mačiau, čia tokią kažką. Kiti šnekasi, grinai teoretikai, fizikai apie ten tokią dalelių sąveiką ir kaip čia mes galim padaryti gyvenint tokį, žinai, čia pakeitimą, arba mes šitą galim realiai pastatyti, tipo, this is really buildable, but, tipo, tada skaičiuoja feasibility, žinai, tipo, sako, va, ten kiekvienas realiai į savo galvą susiveikinėja finansavimą iš visokių tenai sponsorių ten, tipo, ir žinai, kad prastumtų tas idėjas kažkaip, ir tų idėjų įvairių čia, žinai, gerų yra. Tai visi va taip užsiminėja. Tai, žinai, nuo A iki Ž. Ar nežinau, kokioj abėcėlėj gal yra dar tolimesnė raidė už Z negu Z+1, žinai. Žodžiu, atvažiavę čia tokių fizikų irgi porą savaičių jie čia, tipo,
iš fizikos fakulteto Vilniaus universiteto. Gal 6 gal kokie ar kažkas. Tai aš su jais ir prisitryniau prie to į tą detektorių važiuoti, žinai. Jie buvo suorganizavę viską, ten tik tai porą prirašė mūsų. Ir tipo, jie čia atvažiavę, suka laidus. Nu, tipo, padeda kažką ten perkraustyti, tai realiai pakuoja laidus, tipo, bakalaurai, tipo, oi, ten jau mąstytojai, kai kurie teoretikai, kai kurie laboratorijose dirba, ten viską, žinai. Tipo, nu va, padėsi čia su tokiu čia. Tai pasuka laidus 2 valandas per dieną ir paskui kažkokias paskaitėlės susieško, kažką veikia, žodžiu. Taip randam biškį, čilina hebra. Tai pakankamai irgi tokių įpolusių. Tai mes su jais vakarą ten, žinai, taip pabendravom intimiau. Tai tokie visi, nu, žinai, visokių tipažų, žinai, žmonės, nežinau, įdomus tas veikalas, kai matai, lemba kiekvieną dieną 100 skirtingų, žinai, tipažų ir taip atrodo, nu, kadangi ten labai daug ir didelis srautas tų naujų atvykstančių, išvykstančių, tai tau tai atrodo kažkoks, nu va, čia tipo, wow, čia kažkas, žinai, Majestic, čia, wow, čia aš čia kažkur atvažiavau, o visi kiti, kas jau apsipratę, kas dar nesigaudo, žinai, kažkaip, tipo, su kažkuo paklaidžioju koridoriais ten, tarp tų N+K pastatų tenai, žinai, su kažkuo ten kažkur, šiaip ten pavalgai ar kažkaip, žinai, nu, toksai random encounter ir jie, klausimas, kiek tu iš jų, žinai, pasiimsi. Tai labai gerai, kad nusprendžiau išvažiuoti, čia toksai aфиgenas change of everything. Tik, žinai, supranti, kaip kas viduj veikia. Tiek organizaciniai reikalai, tiek fiziškai pamatai, kaip kas jau IT, jau susikūriau savo, nu, jie turi savo ten debesį ir panašiai. Tai jau tam debesį yra mano palikimo šiek tiek. Susikūriau savo instansą, tai yra užsisakiau savo kaip virtualų serverį, ten veiksiu kažką. Tai, žodžiu, pabiški. Atrodo, blemba, kažkaip norisi visai, žinai, paimti tą skaupą užduočių, žinai, paimti šau, pramėti, tipo, per kokį mėnesiuką laiko, žinai. Ir tada kažką sakyti, tokį dar, žinai. Nu, tipo, pasiardyti tos 3 mėnesius, kad paskui, žinai, paprasčiausiai užsirekomenduoji, žinai. Jeigu neužsirekomenduoji, taip pat, žinai, kad sąžiningai atbuvai, žinai. Tai šiuo metu yra apie 15:11 ir štai aš prie hostelio, vietos laikų apie 15:11. Ir štai aš prie vieno iš CERNo hostelių, jų čia yra nemažai, pačių hostelių gal 3, tada viešbučių yra, kai kurie teritorijoje, kai kurie Prancūzijoje, visai, žodžiu. Tai tie visai išsimėtę, tie jau hosteliai tokie paprasti, bet kambaryje gyvenu vienas. Sakant, sienas, jeigu pradarytum durim, tai girdi kažkas Skype'u šneka. Prasme, izoliacijos pritimas nerasta. Ar žiūri kokią nors. Nu, užsidarė duris ne taip blogai, bet. Tai va.
dadam. Mano būdelė. Tai va, čia yra mano kriauklė. Tipo, spinta, daiktai. Negi aš išsipakuosiu pirmą dieną. Tada daugiau daiktų, negi aš išsipakuosiu. Nu gerai, antrą dieną, trečią, nesvarbu. Čia jau bus po mėnesio dar jie taip. Tada yra šiek tiek maisto, nuo savo šaldytuvių, ką turiu. Kitiem kambariam taip nepasisekė. Kitas, mano, kur irgi iš Mifo atvažiavęs, jisai negavęs savo kambarį šaldytuvo yra. Kažkam seniau įrengtam viešbutuke. Čia yra lovytė, tipo viską. Tada pro langą vaizdelis į kempusą tokį. Tai čia tam kempuse, karočią, gyvena įvairių, žmonių. Čia jie kai kurie, kas dirba Šveicarijoje, kas dirba Prancūzijoje. Čia toksai pigus variantas tipo pragyvenimui. Kaip ir kainas svyruoja, kad visos nuomos kainos, jeigu nuomojasi apartamentus ar ten būtą kambarį kokiam name ar panašiai, tai jinai kaip taisyklė yra šiek tiek didesnė negu hostelė, tipo. Ir čia taip išbalansuota rinka, matau, kad tas hostelis biški pigesnis toksai variantas. Tai čia ir visokių senų žmogiukų gyvena čia. Gretimam kambarį kažkoksai senolis ten kitoj pusėje. Kitoj pusėje buvo bairis, sakė pas mus, ten jau sakė kažkokie ten Chinese ten, žodžiu, neatskiriau ten berniukas ar mergaitė, bet gyvena, sako, atėjo iš recepšino, sako, jau tu turėjai check-out padaryti, kodėl tu dar ne check-outinai? Kažkaip tenai, žodžiu, sako, pas mane ten skirtingas dienų kiekis mėnesį mano kalendoriuje ir kažkokią tokią nesąmonę pasakė. Sako, aš dar neišsikraustysiu, aš dar biškį čia pabūsiu. Nu gerai, tai kada išsikraustysiu? Biškį irgi tokių įdomių, bet, hostelė dar nelabai turėjau laiko čia su nieko susipažinti ar kažką, žinai. Ne. Bet kažkaip reikia, žinai, leisti laiką su tais, su kuriais tau matai, kad pakeliu yra ir nesimėti to, kad čia atvažiavai, žinai, nes visas projektinis darbas irgi yra toksai apie žmogaus savidiscipliną, kai sugeba nesimėtyti nuo kairės į dešinę ir actually padaryti tą, tam, kam yra assignintas ar kažkaip. Tai va. Tai ką, čiupinėsiuos toliau. Ir jau ką, kambario numeris 353 Saint-Denis Foyer Schumann Residence. Taip sakant, prašome, esate laukiami atvykti. Tai daugiau negu kartą. Nežinau, kaip vizitoriam. Mėginsiu čia pasiaiškinti, kaip ar išeina kažką ten viduje, nes ten yra dar kažkoks muziejus viduje tenais. Tipo, ten pora jų ten tokių yra, žinai ką, šiaip apžiūrėti. Ir tada tas sustabdytas iki balandžio pradžios, man atrodo, tai realiai dabar ir kažkiek dar kovo geriausias mėnesis, kai ten viskas atidaryta ir gali pasižiūrėti, actually, kaip ten viduje viskas, žinai. Bet ten, man atrodo, turi nueiti tik tai su tokiam vat kortelėm. Reiškia, kai tu esi assignintas kažkur, tai tu gauni tą tokią kortelę. Taip, pažiūrėsim, kas pavyks čia, kas nepavyks. Gerai, tai iki kitų kartų tada. Toks mažiau filosofinis, daugiau dalykinis status update gavosi. Bet, žinai, pabalansuoji vieną dieną ant vieno, kitą dieną ant kito.
Gerai. Iki.